Salma. Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Galų gale mūsų laida pirmą kartą užlipo ant ledo ir kuom norime tikėti, kad tai nebus paskutinis ledas. Nors tas lietuviškos žiemos tikrai daugeliui mūsų, tų, kurie mėgsta poledinę žūklę, nebūna dosnios, bet jau paskutinius keletą metų, bet galbūt ne šiemet. Mes ant ledo ir tai yra svarbiausia, mes pradedame 2009 metų poledinę žūklės sezoną. O ant ledo jau vyksta šventė. Pirmieji žingsniai ant ledo. Ir svarbiausia, ką mes akcentuojame kiekvienoje mūsų laidoje, tai meškeriotojo saugumas. Įsivaizduojame, kad po švenčių ypatingai daug meškeriotojų užplūs įvairiausius Lietuvos vandens telkinius. Na ir kaip matėte, mes bent jau savo žūklę pradedame prie pat krantų, ten, kur gyliai siekia tik tai metrą. Ir beje, visą tai mums padeda padaryti ir Grąžtas, ir Peikinas. Daugelis mūsų čia suvažiavusio bičiulių iš Utenos prieš tai Peikinomis tikrai labai gerai patikrino ledą. Įsitikino, kad jo storis apie 7-9 cm. Žmogų laiko, žinoma, geriausiai nesibūriuoti, bet galvoti apie saugumą reikia. Ne vieno mūsų žūklės dėžėje yra virvės su svoriais gale, virvės ilgis 15-20 metrų, tam, kad maža ką. Nors, kaip sako, tikrai niekada nebandytumėm eiti ant tokio ledo, kuris keltų mum įtarimus. Kągi, pirmosios eketės išgręžtos ir pirmieji bardymai. Paėmus ranką, meškerėlę, balalaiką, žiūrint į virpantį sargelį ir galvojant, galų gale, poledinės žūklės sezonas prasidėjo. Prasidėjus ne tik mums, nes daugelis mūsų laidos bičiulių jau pastatė skritulius. Na, man pirmo ledo svarbiausia užlipame ir ledas bent jau žadėjo mus laikyti. Tiek centimetrų, 6 centimetrai kiekvienam meškeriotojui jau ramu. Iš tikrųjų, jeigu žinoma, toksai ledas yra visame ežere. Šiandien tikrai į centrą dar nelysime, nes, kaip supratote, tai pirmoji mūsų poledinė žūklė ir nelko čia lakstyti per visą ežerą, bet tai yra svarbiausia, kad pragrėžėme eketės, radome vietas palei švendžės, kur turėtumėme pagauti mažų ešerių. Šiandien iš principo ir mūsų uždavinys prigaudyti mažos žuvelės, pasirinkti meškerėlės, pasirinkti avižėlės, apie kurias galvoju šiandien net neužsiminsime mūsų laidoje. Šiandien vis dėlto dar tą dieną, kai galima gaudyti lydekas skrituliais, tai yra iki naujųjų metų, iki sausio 1 dienos. Dabar jūs jau matote laidą, kur jau atsisveikiname su lydekomis, bet idėja tokia, prigaudyti greitai mažų žuvų tiem, kurie bandys statyti skritulius. Taip ir darysime. Maža žuvis ne taip ir lengva pasigauti. Būna iš tikrųjų taip, kad ant pirmojo ledo gaudomi tokie ešeriai, kurių ir ant vėliavėlių, ir ant skritulių neuždėsi. Bet šiandien mes pasirinkome tikrai nedidelį, negilų ežerioką, kur ypatingai didelių ešerių vyrai sakė nėra, nes vis dėlto tikslas atidaryti ir uždaryti poledinės žūklės lydekų sezoną. Na, tie, kurie dažniausiai mėgsta prisigauti nedidelių žuvelių, žino, kad prie pat švendrynų, ten, kur nedideli giliai, ten, kur švendrių daug, begalė pačios įvairiausios smulkmės. Štai tokios pirmoji šių metų žuvis pagauta iš po ledo. Nesakysiu, kad puikus laimikis, bet lydekai tai turėtų būti išties neblogas kąsnelis. Turime ir kitą bičiulių komandą, kurie nežvėjoja slidekų, kurie nežvėjoja avižėlėmis, o gaudo blizgutėmis ir balancyrais. Tačiau apie juos šiek tiek vėliau. Jie jau pasitraukė nuo mūsų, gręžia ledą ir ieško bent jau kokių tai poledinių kalniukų. Tai yra povandeninių kalniukų, gylio perkritimų. Ten dažniausiai ir tūno didesni ešeriai. Na, o štai prie kranto veiksmas vyksta labai greitai. Svarbiausiai, sargelės murkt
kerti ir štai, pirmieji laimikiai. Ne gigantai žinoma, bet pirmieji ir svarbiausia, kad ledas patikrintas. Na va, svarbiausiai pirmas alkis apmalšintas, avižėlė, sargelis, ploni valiukai ir visa tai, ką mes meškeriotojai vadiname poledinė žūkle, pradėta. Tai yra užlipimas ant pirmo ledo ir prigaudyta štai tokių kruopų, nors iš tikrųjų šiandien idėja dar pagauti vieną kitą lydeką, nes dabar jūs matėte laidą, kuri buvo filmuota, dar kartą pasikartosiu, gruodžio 30 dieną. Tai yra likus porą dienų iki draudimo ir nuo sausio 1 dienos mes dėja nebegalime gaudyti lydekų ant ešerių. Bet šiandien idėja tokia, kad greitai prigaudyti štai tokių žuveliokų, pilna. Ir kad vyrai galėtų pastatyti skritulius. Tas pirmasis sargelio linktelėjimas, tas pirmasis alkio numarinimas jau buvo, tai yra mums svarbiausia visiems, kurie užlipome pirmą kartą ant ledo. Va tokio. Jau nėra blogai. Iš tikrųjų, jau tokį ledą galime gerbti ir sakyti, kad jis netraška ir neįlūšime. Žuvytės visiems atiduotis, pažiūrėsime, kaip vyrams seksis gaudyti lydekas. Galbūt nesigilinsime į tai, kaip reikia statyti skritulius, nes vėlgi juos tik statysime Kuršių mariose, jeigu jos dar šiemet užšals, kai gaudysime lydekas. Nu, visą tai, ką pagavome ir ko niekam nebereikia, aišku, atgal jekitės, lai gyvena tie žuviliokai visi. Svarbiausiai, kad visi jau, kaip jau sakiau, pasistatė skritulius, mes žiūrėsime, kaip seksis toliau. Kol kas šiandien svarbiausia lydekos, nors aš tai visą dieną duosiuosi, kol rasiu vieną kitą rimtesnį ešerį. Kibirėlėje mažų žuvelių pilna, jų šiandien užteks visai žvejybai, dėl to visą tai, ką jūs matote, žinoma, paleidžiame atgal. Lai gyvena tų žuvis, lai didėja. Na, o vyrai, kaip matote, rimtai stovi ir spoksia į savo skritulius. Norint pagauti vieną kitą žuvelę, tačiau jau nenuėjo toli nuo skritulių, jie gaudė prie pat švendrynų. Kaip nebūtų keista, šiandien pastebėjome visas žuvis prisiglaudusi praktiškai prie pačių švendrių, ten, kur giliai 70-80 cm. Nors žuvis ir nedidelės, bet svarbiausiai, kad mėgsti žvejoti iš po ledo, puikiai praleidė laiką ir štai tokia žuvis, kad ir nedidelė, visiems teigia begalinį malonumą. Gal labiau, kad tikime, bent jau mes tikime, kad žiema iš tikrųjų prasidėjo, kad ji kuo toliau tuo bus šaltesnė ir žinoma, mūsų laikys ir didesnių Lietuvos vandens telkinių ledas. O ten tai bus ir patys didžiausi ešeriai. Štai kita, kaip jau sakiau, mūsų komanda iš Kauno, žvejojanti tik išskirtinai blizgėmis ir balansyrais. Turime tokius bičiulius, kurie gaudo tik tai štai tokiais žuklės įrankiais, nes jis snargliuoja, kaip jie sako, su uodo trūklio lervomis, su musės lervomis, nieko nekabina ant mažų avižėlių. Jeigu gaudom, tai gaudom. Jeigu tiki pagauti, tai tiki. Irgi logiška. Iš tikrųjų, darbas begalinis, reikia prakalti begalę keičių, ieškoti, tačiau vienas kitas šalia, gulintis rimtesnis ešeriokas, tai tik įrodymas, kad niekada žuklė nebūna bevaisė. Kokią žuklės stilių, būdą pasirinksi, visada būsi patenkintas. Na, o viena kita didesnė žuvelė, vėlgi įrodymas, kad poledinės žuklės sezonas prasidėjo. Ne gigantai, ne kuršmariniai, bet svarbiausiai ešeriai. Apie tai, kaip gaudyti balansyrais, kokie naudojami šokliukai, sistemėlės, kokios naudojamos blizgutės, žinoma, artimiausiose mūsų laidose, nes tikimės, kad ledas dar bus ir apie tai kalbėsime. Nu va, taip ir sakiau, kad kol mes ten spoksojam, kol jie žiūri ir gaudo visokias lydekas, kol mes gaudom jiem kažkokius tai mažų žuveliokas, kad jie galėtų įsikabinti ant savo trišakių. Sėdi žmonės ir gaudo visai kitus ešerius, jau apie kuriuos ant pirmo ledo galima kalbėti, kad tai, iš tikrųjų, kur kas gražesni laimikiai. Bet apie tai artimiausiose mūsų laidose. Tikiu, kad ledas Lietuvoje bus. Vienas kitas didesnis žuveliokas pagautas Lockheed John blizgutėmis. Na, štai mano avižėlinko dėžė ir begalė avižėlių šiemet paruoštų žūklį. Šiemet iš tikrųjų dirbame su firma Salmo ir mūsų laidos bičiuliai, kurie turi
poledinės žuklės tokio lygio ekspertus, kurie yra 3-2 kart pasaulio čempionai, mums rekomenduoja visiškai kitokias ir spalvas, ir žuklės būdus. Tiesa, mes su jais šiemet susitiksime ir jie patys mums apie tai papasakos. Na dabar lydekos. Lydekų šou prasideda. Jis prasideda tokio grožio, kad belieka tik tai žiūrėti išsižiojus. Šiandien mes nestatėme skritulių, žiūrėjome, kai tai daro vyrai. Ir kas įdomiausia, iki 1:30 dienos, nors ir vyrai dirbo su skriteliais, kaip supratote, dirbti reikia, jos gręžti, pernešinėti, bandyti statyti ir prie švendrių. Jeigu ten nekimba, vėlgi į gilį, vėlgi gražinti prie švendrių. Žodžiu, darbo yra ne taip, kad pastatai skritulį ir sėdi visą dieną patenkintas, laukia, kol jis nugrius. Ne. Bet visos lydekos prabilo apie 1:30. Na, galima šios žiemos pradžioje sakyti, kad vakarop. Bet prabilo ir pažiūrėkit, kokios prabilo. Prabilo vyriškos lydekos ir kas įdomiausiai, ten, kur giliai visiškai nedideli, pasirodė štai tokių monstrų būriai. Vadinasi, viskas tvarkoje. Kibimas prasidėjo ir žuvis pradėjo maitintis. Štai ir ateina ta vadinamoji visiems žvejams stebuklinga X valanda. Kai atrodo, šiandien prasidėjo visą dieną, be tikslo, lyg tai ir turėtum važiuoti namo, bet atsidaro tas vadinamasis kibimas, atsidaro kaip iš gausybės rago. Mums belieka džiaugtis ir stebėti. Mūsų bičiuliai tą dieną turėjo ką veikti. Tai dar vienas puikus lydekų sukilimo pavyzdys. Iš tikrųjų, kaip matėte, vienoje ketėje čiupo lydeka, vertė skritulį ir tik buvo ištraukta, kitoje ketėje vėl pasirodė lydekos. Nors iš tikrųjų, kaip jau sakiau, tos lydekos visą dieną tylėjo. Kodėl? Na, todėl, kad galbūt nenorėjo maitintis, galbūt pasikeitė slėgis po ledu, galbūt vėlgi pasikeitė vėjas, išlindo saulė, gal tai suaktyvino lydekas. Žodžiu, būtumėm žuvis, tai išgaudytumėme viską patys, ką įmanoma ir viską pagautumėme. Gerai, kad mes ne žuvis, o į žuvis tikrai verta pažiūrėti. Ir svarbiausia, pabūti su gerais bičiuliais ant ledo, pasidžiaugti vienas kito laimikiais ir pasakyti, poledinės žuklės sezonas atidarytas. Ir avižėlėmis, ir blizgutėmis, ir skrituliais. Tiesa, dar kartą priminsim, nuo sausio 1 dienos mes nebegalėsime gaudyti lydekų vadinamaisiais skrituliais. Bet dar visą mėnesį galėsime žvejoti tą žuvį, tas lydekas blizgutėmis ir balansyrais. Tai nelengvas žuklės būdas, bet įmanomas. Ir mes jį tikrai šiemet bandysime parodyti. Ir dar apie žuklės taisyklės. Kuršių mariose vis dėlto išlieka leidimas žvejoti gyvą žuvelę. Žodžiu, jeigu šals Kuršių marios, vėgėlės mes krituliais turėsime teisę gaudyti. O tai vėlgi yra svarbu, norint pagauti tą iš tikrųjų archainę plėšrūnę. Bet štai tokios lydekos šiandien kelia susižavėjimą. Ir giliai, kurios jos gaudamas, išties keisti.
Taip ir svarbiausia, kad pirmosios žuvis pagautas, kad užlipame ant ledo, kad pabuvome labai neblogai, kad įkišame kažką tai ten į vidų, pagavome tokias ir kad vyrai, kurie statė skritulius, pagavo lydekas. Tai yra svarbiausia. Kaip bebūtų gaila su lydekomis mes atsisveikiname ir kaip bebūtų liūdna ir keista, kad kiekvienais metais vis mažiau ir mažiau galime sau leisti pastatyti skritulių, nes iki sausio 1 lydekų draudimas ir nuo sausio 1 nebegalima jų gaudyti Lietuvoje ant ledo ir iš viso jo žvejojant gyva žuvelė, spiningų dar galima, tai yra blizgute dar galima, bet žinoma, visi tie, kurie gaudo ant pirmo ledo, dažniausiai ir mėgsta jas gaudyti skrituliais, nors iš kitos pusės gal ir negaila. Gaudome tas lydekas ir pavasarį, ir rudenį, ir visą vasarą, lai pailsinas ir žiemą. Visiškai tvarkingai. O žinoma, mes kalbėsime apie didelius ešerius, nes jeigu užlipome ant ledo, galvosime ir apie juos. O kol kas žodis ekspertam. Šiandien mūsų laidos ekspertas Viktoras Sarmalis, daugelį Lietuvos meškeriotojų žinomas dienraščio Respublika apžvalgininkas, būtent dažnai labai rašantis apie žvejybą. Ir Viktorai, žodis tau, nes iš principo šiandien kalbame apie tai, kad pirmą kartą užlipom ant ledo ir kaip turi žvejys nesušalti užlipęs ant ledo. Iš tiesų, klausimas yra tikrai aktualus visiems, bet aš dar tik noriu pridurti keletą žodžių, jog visos šitos naujovės, kurios pasirodys laidoje, atsiranda firmos Salmonita dėka. Ir su jos prekiniu ženklu, su Salmo prekiniu ženklu, pamatysim daug įvairių naujovių. Ir viena iš tokių pirmųjų naujovių prieinamų visiems žvejams buvo termoapatiniai drabužiai. Kas tai yra? Bet įdomiausia, kas tai yra, nes iš tikrųjų, kas yra kombinzonai, neskęstantis, šlampantis, nešlampantis, maždaug jau visiems aišku. Bet ką reikia turėti po savimi, kad tu nesušaltum. Tai kombinezonas, Pauliau, ir yra tas pirmasis sluoksnis, kuris iš esmės mus ir saugo nuo vėjo, nuo šalčio, nuo lietaus. O tai, kad mes jaustumėmės komfortiškai, kitaip tariant, nevaikščiotumėm prakaituotą nugarą, reikia prie šito kombinezono, kitaip tariant, prie pirmosios odos priderinti apatinę odą. Visi tie drabužėliai, kuriuos mes taip jau gražiai Thermolight terminų vadinam angliškai, mums reikėtų vadinti tokiais šilumai nelaidžiais apatiniais drabužiais, jau lietuviškai. Dabartiniai Thermolight drabužiai suteikia tokią galimybę. Jie yra savotiškas žmogaus odos pakaitalas, kitaip tariant, dar vienas sluoksnis ant odos. Oda prakaitoja, išskiria, atsiranda po jais drėgmė. Jis, tas pluoštas, iš kurio padaryti šitie drabužėliai, padarytas taip, jog jisai stumia drėgmę toliau. Kodėl stumia? Bet aš čia turiu sudaręs pačiam tokią lentelę, reiškia, sakysim, medvilnė sugeria viską, ką gali, reiškia, kiek jinai gali ir praktiškai nieko neišgarina. Reikia nusivilkti ir džiovinti, ar ne? O, sakysim, polipropilenas tokia medžiaga, jisai nieko nesugeria, o viską išgarina. Žinoma, jis taip paimtų ir neišgarintų, neišstumtų. Speciali struktūra turi būti audinio. Padaromas keletas membranų. Iš vienos pro vieną ir pro kitą ir pro trečią galų gale prakeliauja išstumiama drėgmė. Savotiškas melioracijos principas. Jeigu reikia eiti 5 km Kuršių marias. Jeigu reikia, patartina būtų nešiotis, reiškia, ir užsivilkti papildomai. Vis tiek tai nesušalsi per keletą minučių, papildomai dar sykį. Bet vis tiek viskas turi būti suderinta. Beje, galiu pasakyti tik tai tiek, kad pirmieji tokie prieinami, apatiniai būtent tie drabužiai pasirodė būtent su Norfino ženklu, kuris ir priklauso beje Salmolitai, man atrodo taip. Tai jie tapo tokie prieinami, nes visi kiti buvo labai brangus. O čia, sakysim, toksai gaminys, kuris galbūt ekspertai kartais jį vadina vienkartiniu, bet aš tai nešioju 4 sezonus, pačią pirmąją kartą. Tavo jau matau, kad juodi yra, jau paskutinės kartos, spalva kita, struktūra audinio. 4 sezonus ir laiko, bet reikėtų vieną dalyką daryti, jų negalima skalbti. Jie yra, valomi vadinamuoju sausu būdu, ten cheminiai valyklai visada jums pasakys, kaip tai daroma. Kodėl? Todėl, kad minkant audinį, net ir skalbyklė, ne tik tai rankomis, pažeidžiama jo struktūra. Visas tas drenažas, visa ta melioracija staiga dingsta ir ką mes turim tokį pat, kaip ir iš medvilnės. Taip, elementarų. Įsireikšti liaudiškai labai. Jeigu norite gerai jausis ant ledo,
nešiokit šitos apatinius. Ir dar viena jų didelė ypatybė, privalumas, sakykime, jie yra lengvi. Kam nešioti ant savęs kailinius, kurie sveria 10 kg, jeigu galima dėvėti, praktiškai beveik nieko nesveriančius drabužius. Žodžiu, rezime, ką mes patarsime ir jūs, ekspertai, patarsite mūsų Lietuvos meškeriotojams rinktis apatinę odą, kaip tu sakai, lengvą, garuojančią, kvėpuojančią ir puikiai suteikiančią galimybę žvejoti ant bet kokio vandens Lietuvos telkinio ir jaustis komfortabiliai. Ir įlūžus beje, išdžiūsi labai greitai, ne taip kaip su vilnoniu megztiniu. Ačiū, Viktorai. Štai tokie mūsų ekspertų patarimai apie elementarų daiktą – drabužius. Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Įsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo. Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Štai ir viskas, ką norėjom parodyti šioje mūsų laidoje. Buvau pakankamai ramus statistas, gaudantis nedidelio žuvelę, bet svarbiausia, kad pragrėžėm ledą, pagavom vieną kitą žuvį. Be mažų žuvelių nebūtų ir tų lydekų. Norisi visiems priminti, kad nuo sausio 1 dienos lydekų nebegalime žvejoti, skritulius matysime greičiausiai tik ant Kuršių marių ledą, kai galima bus gaudyti vėgėlės, o tikiuosi šiemet bus tų vėgėlių ir bus ta ledo ant Kuršių marių, kas mums visiems meškeriotojams svarbiausia. Ir dar apie konkursą. Didelis ir mažas konkursas baigėsi praėjusiais 2008 metais. Šiemet mes skelbėme naują konkursą. Didžiausia pagauta ir paleista žuvis. Taip. Jūs siunčiate savo pagautą žuvį, nuotrauką ir nuotrauką, kaip ją paleidžiate. Mes atskirsim, kuri yra gyva, o jūsų lauks nerealūs prizai. Visų pirma, visa krūva salmolitos prizo. Visų antra, kiekviena nuotrauka su paleista žuvim, tai yra didžiausios Lietuvos žuvis. Mes propaguojame pagavai paleisk, kad išsaugotumėme reproduktorius, tai yra didelės žuvis, kurios gyvena Lietuvoje, kad jos gyventų toliau vandenyje. Ir visa tai, kiekviena nuotrauka bus įdėta į didelę gražią knygą, ką mums padarys ir ką mums padės padaryti Sauliaus Jokožio spaustuvė. Ir ta knyga po to bus pardavinėjama su laiku, žinoma, kai bus surinktos tos žuvis. Gali būti metai 2, pardavinėjama knygynuose, tiesiog jūs ją turėsit, galėsit rodyti anūkam, saugusiam, kiti žmonės galės pažiūrėti ir pasakyti, va, yra Lietuvoje žuvų, svarbiausia, kad jos pagautos ir paleistos. Jas, kaip visada, siunčiate mums adresu, laidai Viena Magalė Kablys, štai čia pačioje, ir mes visada lauksime jūsų sugautų laimėtų nuotraukų, o jūsų lauks tikrai puikus prizai. Viskas šiandien, tikrai jau dabar viskas. Sveikinu su 2009 metais. Kaip sako, žvejai viens kitam negali daug ko linkėti, bet linkiu, kad viskas būtų gerai. O ledą, tikiu, mes turėsime. Nei žvyno, nei degos. Ir susitiksim lygiai po savaitės. Salmo. Žvejok su malonumu.